O per kiek laiko iššils? Šita pirtelė turėtų per 1,5 valandos šitie akmenys turėtų įkaisti tikrai normaliai. Pats svarbiausias dalykas, tai kad krosnelės akmenys įkaistų. Pati zona netgi galima kūrenti atvirom durim ir laukti tada, kada akmenys tikrai įkaista ir kada gaunasi labai geras garas, kad nuo viršutinių akmenų jau garuoja. Ne tai, kad vanduotas nubėga į apačią ir nuo metalo garas atsiranda, bet visas tas garas turi atsirasti nuo viršutinių akmenų. Ir kiek užėjimų? Mano rekomendacijos yra, kad 4 užėjimai, įprastai aš tiek darau, kad 4 užėjimus, būkit tol, kol yra labai gera ir jokiais būdais nereikia kentėti, mėgautis tiesiog reikia to proceso ir jeigu jau pajautėt, kad norisi išeiti, tai vadinasi jau truputį per vėlai, nes turėtų taip natūraliai pasijaus tas momentas, kad enough. Ir išeinu. Tai ant akmenų reikia tik karštą vandenį. Tik karštą. Čia yra taisyklė numeris 1, ant akmenų pilamas tik karštas vanduo. Čia to žmonės dažnai nežino, bet tai yra labai svarbu. Kas dar yra labai svarbu, kad ant akmenų pilti tik tai tyrą karštą vandenį. Neeksperimentuoti su česnakais, su eteriniais aliejais. Jie yra skirti kitam dalykui. Eterinius aliejus galima naudoti pirty, bet jais reikia šlakstyti gultus. Šlakstyti sienas, nereikia bijoti, nes pirtis ar taip šlapias daiktas iš principo. Tai žodžiu, jokių būdų ant akmenų nepilti, tik tai vanduo, tyras. Tyras, karštas. O tuos visus galima. Jo, ant gultų, ant sienų įprastai, ant sienų yra labai geras ir patirtinas dalykas.